Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, Būsto anatomija žiūrovai. Šiandien jūsų dėmesiui Mokslo sala. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi būdamas čia šiandien Mokslo saloje. Tiek daug metų iš tikrųjų įgyvendintas projektas, panašu, kad atėjo čia į finišą tiesiai. Aisti, iš tikrųjų noriu pakalbinti tave kaip projekto vadovę. Kas tau pačiai yra būtent Mokslo sala ir kaip tu jautiesi, prisimenant į tą laikotarpį, nuo kada viskas prasidėjo, iki dabar, kai tu stovi čia. Ką tau tai reiškia? Čia toks gyvenimo projektas, kaip vaikiuką savo užauginti, nes dirbau su šito projektu nuo pirmos turbūt dienos, kada sugalvojame, nuo tada, kai organizavome architektūrinį konkursą, nuo tada, kai ieškojame finansavimo šitam projektui. Žinau kiekvieną 140 eksponatų esančių saloje, pažįstu žvaigždės planetariume, tai toks labai artimas sielai projektas. Mokslo sala. Ką tai mums reiškia? Daugybė šalių turi tokį plačiąją prasme, ne kažkokios rūties, bet mokslo muziejų. Ir buvo keista, kad mes tokio dar neturim. Tai kai pradėjom galvoti apie mokslo muziejų, apie šitą projektą, tuo metu kalbėjom apie tai, kad Kauno širdis, Kauno centras turi judėti tolyn nuo Laisvės alėjos ir plėstis, keltis į kitą pusę upės. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad Nemuno sala dabar ir yra naujas miesto centras, toks į laisvalaikio, pramogų, įvairių gerų dalykų centras. Ir tikrai čia mes jaučiasi kaip širdis. Tai mes, kai organizavom architektūrinį konkursą, kvietėme architektus išpildyti tokią labai dviprasmišką užduotį. Iš vienos pusės mes, suprasdami, kad pastatą statom Nemuno saloje, tokioj žalioj, žmonėm labai jautroj vietoj, prašėm, kad architektai sukurtų projektą, kuris būtų integruotas į žalios salos kontekstą. Iš kitos pusės, sako, mes norim tokį turėti miesto ženklą, tokį pastatą, kurį dėsime ant atvirukų ateityje. Tai nuostabu iš tikrųjų tai ir yra, kad mes sukūrėm tokį projektą, kurio daugelis neranda. Mes sakom, atvažiuokite į Nemuno salą, jie neranda pastato, nes jisai tikrai labai pasislėpęs. Iš kitos pusės jisai labai įspūdingos architektūros ir tikrai bus ant miesto atvirukų. Labas, Dominikai. Sveikas. Iš tikrųjų džiaugiuosi turėdamas čia šiandieną galimybę tave pakalbinti. Papasakok iš tikrųjų, ką jums kaip architektams apskritai reiškia šis projektas ir jo dydis, sudėtingumas, kokio tai mastelio lygint su tavo darbais, su Natkevičiaus ir partneriais, reiškia, viso architekto biuro darbais. Dydis iš tikrųjų įspūdingas, turbūt vienas iš didžiausių projektų, aš bandėm paskaičiuoti biure iš mūsų rengtų, papuolė turbūt į top 3 pagal plotą, pagal dydį. Koks čia plotas maždaug grubiai kvadratiniais metrais? Apie 11 500 kvadratinių metrų. O žemės maždaug dalis kiek yra užstatymo šičia? Apie 9 000. 9 000. Architektūra prasidėjo nuo 2016 metų, kuomet savivaldybė surengė vieną turbūt iš didžiausio, gal net ir didžiausią Lietuvoje tarptautinį konkursą. Buvo tokia Malcolm Reading užsieniečių kompanija, kuri padėjo organizuoti jį, labai profesionaliai suorganizavo ir dalyvių buvo iš viso pasaulio apie 144. Okay. Iš tiek dalyvių buvo atrinktas toks shortlistas 5-6 ir šitas projektas Mar Architecture Studio galų gale nugalėjo ir jisai toks išsiskyrė iš visos tos daugumos projektų tokiu švarumu, lakoniškumu, minimalizmu.
Ir gal, manau, turbūt tas santykis su gamta, toks kaip kontrastas tarp žalios gamtos salos ir tarp muziejaus turbūt papirko ir komisiją ir visus. Ir tai buvo ir mūsų favoritas iš tikrųjų komandos, nes mes su Natkevičiaus biuru taip pat dalyvavom tame konkurse ir užėmėm gan aukštą 6 ar 7 vietą. Okay, tai likom realiai tik už brūkšnio su komandų, su kuriomis derimasi. Tai šiek tiek nuliūdom, bet paskui kaip čia labai apsidžiaugiam, kad Smart Architecture Studio, tai yra australų ir ispanų komanda, pasikvietė mus padėti įgyvendinti jiems. Norisi gintai tavęs paklausti apie mokslo salą. Ką tau kaip architektui būtent reiškia šis projektas? Žinai, Lietuvoje tų tarptautinių tokių ambicingų projektų nėra daug ir tai turbūt vienas iš tų, jo labiau, kad visada yra ta tendencija, kad, žinai, tie pagrindiniai projektai, jie bando atsirasti ir nusės sostiniai. Tai aš manau tai, kad jisai atsirado Kaune, yra, žinai, tam tikras ženklas, kad valstybė eina gerų kelių. Jinai ne kažkokį, nežinai, ten kaip kokia nors Ryga ar Taliną stiprina, bet jinai dekoncentruoja ir ypatingai įdomu tada periferijoje, mažesniuose miestuose, kai atsiranda tokio lygio projektai. Aš manau, čia ne tiek mums jisai kažkoks svarbus ir įspūdingas, žinai, pats tas projektas. Aš manau, jisai rodo, kad į Kauną tiesiog net ne tai, kad Kaune, o tiesiog, žinai, į Nemuną įžengė tarptautinio lygio architektūra. Manau, kad tai yra svarbu, tai yra Smart Studio australai, tai vis tiek yra nišiniai projektuotojai. Tai, kad tokio lygio tarptautinio konkurso nugalėtojas realizuotas, aš tai manau, tai yra labai svarbu, nes tai pakelia miesto, pakelia valstybės savivertę, reiškia, mes viską galim padaryti. Ir dabar mes jau galim lyginti, pavyzdžiui, tai yra šitas mokslo muziejus, žinai, saloj, ir kokia nors Stasio Eidrigevičiaus muziejus, jau įsivaizduoju, jau mes įkalam kažkokiu tai kuoliukų orientacinių tokių visoje Lietuvoje, atsiras ten Šeduvoj, muziejus. Tai yra, paties aukščiausio lygio architektūra ir smagu buvo dalyvauti. Architektūrinė prasme, aš manau, neabejotinai čia yra pats gražiausias mokslo centras. Pasaulyje? Man tai tikrai. Labai gerai, pravaigi. Architektūrinė prasme tikrai. Ekspozicijos prasme, kiekvienas centras, kiekvienas muziejus renkasi, dėlioja, ką jie nori parodyti, kaip jie nori parodyti. Ir man atrodo, mūsų muziejus tikrai turi unikalią ekspoziciją tiek dizaino prasme, tiek turinio prasme. Mūsų ekspozicija, kuo jinai yra unikali ir kuo jinai man labai patinka, kad mes sugalvojame idėją, koncepciją ir mes iš tikrųjų, mums pavyko ją išpildyti, nepametant nei temos, nei esmės, ką norime papasakoti. Ekspozicija vadinasi Žmogus, gamta, mašina ir jinai sukasi aplink šitas 3 temas ir kas nutinka, kai jos susitinka. Kas yra viso ko esmė, tai yra žmogus, kuris gyvena tarp šitų 3 stichijų, kuris priima sprendimus ir kuria tą pasaulį. Tai mūsų nuolatinė ekspozicijoje yra, kaip mes dabar vadinam, 7+1 zonos. Tai yra žmogaus kūnas ir sveikata, maistas, aplinka, atliekos ir tarša, energija, transportas, komunikacija. Ir tema, kurią praėjom, tai skirta patiem mažiausiam. Ji yra padaryta taip, kad dar nemokantiems skaityti, nemokantiems rašyti, bet jau suprantantiems spalvas, garsus, lankytojams būtų įdomu mokslo saloje. Smart Studio pasiūlė gan gudrę vietą, čia yra tokia natūrali dauba saloj. Taip. Ir iš tikrųjų originali jų vizija buvo 2 aukštai po žeme, ten grubiai apie 8-9 metrai po žeme ir iškilus tik tais viršutinė pastato dalis virš žemės. Iškart pradėjom diskutuoti, kad reikėtų galbūt tą objektą ir pastatą šiek tiek
traukti iš žemės ir daryti tokį kaip kompromisinį variantą, kadangi išnaudota natūralią daubą, kuri apie 4 metrų aukščio buvo. Tai dalį pastato daryti virš daubos, dalį dauboje ir užkasti tik tais mažą dalį, kur galbūt galėsim nueiti planetariumo va tą zoną. Ir jisai visas truputį iškilo ir tokia adaptacija gavosi, kuri ir padėjo optimizuoti ir kaštus ir tuo pačiu nepabėgti nuo tos idėjos pastato tokį turėti pusiau po žemę integruotą į reljefą. Labai įdomus atsitiko dalykas. Australai, vienas, kad tai labai toli. Antras dalykas, jie yra, kaip architektai, jie yra tie tikrieji idėjų generuotojai. Tie, kurie dalyvauja daug konkursų, kuriem yra įdomu pati ta idėja. Įgyvendinti tokį projektą, tokios grynosios architektūros projektą, yra be galo sudėtinga ir pavyzdžių kalbant, tai iš tikrųjų žmonės dažnai kalba, tai yra aisbergo viršūnė. Tai taip ir yra. Tai va tas baltas dabar su disku daiktas, tai yra aisbergo viršūnė. Prie viso to, kad tu bandai iš tos idėjos grynosios australų, mes su Dominiku pabandėm tiesiog jį paversti į statybininko kalbą, kad statybininkas perskaitytų, apie ką čia kalba eina. Tai yra visi nykiausi dalykai - vamzdžiai, armatūros, šildymai, kanalizacija, ten elektra. Tokį dalyką sukontroliuoti yra labai labai sudėtinga. Čia pastatas didžiulis, yra beveik 260 metrų ilgio, kaip minėjau, ten 11,5 tūkstančių kvadratinių metrų, bet pati jo sistema, schema yra gan paprasta, jį galima būtų sudalinti į tokias 4 dalis. Tai mes dabar esame toj antresolėje, viršutinėje dalyje, kuri, sakysim, pirmasis ketvirtadalis tai yra daugiau skirtas renginiam, čia bus restoranas, čia galima visokius renginius laikinus turėti. Po šitą antresolį yra ta įrūsinta dalis, kur minėjau, kuri yra jau po žeme pilnai ir galima sakyti, grindys jos jau vandenį. Tai ten yra planetariumas ir 2 konferencijų salės. Tai žodžiu, šitas visas ketvirtis yra skirtas tokiam eventam. Tada yra ta centrinė, nuo kurios pradėjom dalis, kur yra diskas ir pagrindinis tas įėjimas. Įėjimas. Tai ten yra recepcija, aišku, rūbinė ir, žodžiu, visos erdvės susitinka tenais. Jinai yra gan didelė erdvė, pritaikyta dideliems srautams žmonių. Po to dar yra kitas ketvirtadalis ekspozicijų salė, kur yra apie 2,5 tūkstančio ekspozicijų nuolatinių ir apie 400 kvadratinių metrų kintamų. Ir paskutinis ketvirtadalis tai yra ofisai ir aptarnavimui skirta, tai visokie sandėliai, workshopai. Tai kiekvienoje srityje turim 3 klausimus. Pirmiausiai, kodėl taip yra? Tada mes klausim, o ką mokslas gali padaryti daugiau? Kokios technologijos galėtų leisti mums gyventi ilgiau, užtikrinti maistą visiems gyventojams, kokios technologijos galėtų leisti keliauti tvariau. O trečias klausimas yra toks, be kurio jokia mokslo pažanga yra neįmanoma, tai yra mokslo moralės klausimas, ne? Ok, papasakok. Pavyzdžiui, visi žmonės sako, noriu gyventi labai ilgai. Ok, dabar mes sakom, va šiandien gimstantis vaikai gal kokį 150 metų. Bet resursų pasaulyje yra tiek, kiek yra. Daugiau jų nepasidarys. Tai kaip mums padaryti, kokius sprendimus priimti, kad gyventi galėtumėm ilgai ir kokybiškai? Matot tokius burbuliukus kabančius vienoje, kitoje ekspozicijoje dalyje. Matom, čia tie balti, ne? Balti burbuliukai. Mes prašome lankytojų priimti tam tikrus sprendimus. Kaip gyvensim, kaip keliausim, ką valgysim, kokius sprendimus priimsim. Ir kai mes priimam sprendimus, mes ekspozicijos lankytojams norim priminti, kad jie yra tie, kurie formuoja pasaulį, kuria mokslą ir jų sprendimai įtakoja šį centrinį eksponatą. Šviesos kinetinė skulptūra,
kurioje kiekvienas mūsų pasirinkimas atsispindi taip pat, kaip atsispindi kasdieniam gyvenimui. Kuo daugiau teigiamų sprendimų priema lankytojai, tuo ramesnis mėlynas tampa eksponatas, kuo daugiau neigiamų sprendimų priema lankytojai, toksai chaotiškas ir toks violetikas. Tai dabar mes tokiam budėjimo režime, bet jeigu kažkokį eksponatą išbandom, centrinis eksponatas sureaguoja ir atspindi mūsų kolektyvinius pasirinkimus. Tai čia va esame prie vienos įspūdingiausių konstrukcijų pastate, tai kupolas planetariumo, kur viduje yra planetariumas. Ir šitas kupolas, jisai dabar aišku atrodo kaip kiaušinis, lygus, gražus, bet iš tikrųjų yra gan sudėtinga konstrukcija. Ten yra toks kaip geodezinis kupolas vadinamas, iš tokių plieno tokių elementų, trikampėlių sujungtas, tada užbetonuotas, tada užglaistytas. Planetariumas yra iš viso tokia unikali sistema. Įdomu tai, kad yra vienetai pasaulyje kompanijų galinčių sukurti planetariumą, tai yra labai sudėtinga sistema. Tai kupolas, pavyzdžiui, buvo gaminamas Amerikoje, vien eilė laukti, kad tą kupolą pagamintų, yra metai laiko. Yra 3 montuotojų komandos pasaulyje, kurios keliauja, kad galėtų sumontuoti tą įrangą. Tada atvažiuoja italų komanda, atvažiuoja ispanų komanda, kuri tik vieną atskirą to planetariumo elementą turi sumontuoti. Pavyzdžiui, žvaigždžiuoto vaizdavimo renginys, toksai lazeras stovintis planetariumo viduryje, atkeliauja iš Japonijos ir tik japonų komanda gali jį sumontuoti. Tai kalbant apie tarptautinį prisidėjimą, viskas čia yra tarptautiška. Gintauto buvo labai gera frazė Natkevičiaus apie šitą objektą, kaip čia yra kiekvienoj pastato daly, ką minėjau, kaip yra 4/4. Tai yra kaip muzikos kūrinė skirtingi ritmai kiekvienoj pastato daly. Čia pavyzdžiui virš šitų lubų pūsto aliuminio yra tokia metalinių sijų konstrukcija, kuri laiko visą šitą stogą, nes kolonos yra atitrauktos ir čia šita dalis virš kupolo kabo. Taip. Toliau yra diskas, centrinė figūra, jinai irgi taip pat yra pakabinta ant sijų konstrukcijos, tokio žmogaus aukščio plieninių sijų, tam, kad išlaikytų tą balansuojantį diską, kuris yra kaip daug vardų turi, vieni diskų, kiti tabletę vadina. Iš tikrųjų, autorių idėja buvo, kad tai yra kaip saulė, kuri atspindi šviesą ir simbolizuoja tą tokį mokslo švytėjimą. Ir australai, ir mes pritarėm jiem, norėjo viską atitraukt, kad atrodytų viskas taip effortless, kabanti ir net nesuprastum, kaip padaryti. Ir visas tas konstruktyvas, kuris yra čia kiekvienoj pastato daly unikalus ir labai sudėtingas, yra uždengtas lubomis. Na, prasme, atrodo viskas labai paprastai padaryta. Atrodo labai paprastai. Bet iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir čia didelis ačiū mūsų konstruktoriam, tai pirmam planui Mindaugui Vaideliui už didžiulį įdirbį, tiesiog realizuoti visas tas architektų idėjas ir fantazijas. Kiek bendrai jūsų dirbo žmonių prie šio projekto įvairiausio, ar įmonės, ar tų pačių partnerių jūsų, su kuriais jūs dirbot, minėjai sudėtingus visus sprendinius? Techniškai toks labai yra įdomus dalykas. Aišku, kad daugiausiai kainuoja idėja, tai ką padarė australai. Kai tų finansų nėra labai daug, mes tik tai dalį finansų valdėm, tai mes buvom priversti samdyti subrangovus, reiškia vedintojus, konstruktorius, kitus pavienius. Mes negalėjom pasamdyti kažkokios brangios centralizuotos firmos, kuri visko užsimtų, nes mes bandėm, mes tiesiog netilpam į biudžetą, o tai yra be galo sudėtinga. Bet aš ten milijoną kartų jau esu minėjęs konstruktorių, ten Mindaugas Vaidelys su kolegom. Tai iš viso, ten žmogus realiai savo turbūt kokius 4 metus, jisai tiesiog, nebijau to žodžio, jisai tiesiog padovanojo, valstybei padovanojo šitos metus. Šitie žmonės, apie kuriuos aš kalbu, jie yra ne tik kad idėjiniai, kad dar, reiškia, neišmirė ten tie tokie žmonės, kurie dar daug ką iš idėjos sugeba padaryti. Tie žmonės dirbo savaitgaliais, tas pats Dominikas yra čia, praktiškai čia vos negyveno tam žinai. Tai va. Daug altruizmo tikrai.
Dariausi kavą čia, Mokslo saloje. Na, o jums, mėly žiūrovai, galiu patarti, jeigu reikia namų buitinės technikos, ar tai būtų kavos aparatas, ar tai būtų robotas, siurblys, ar kažkas kita, tai yra mūsų pagrindiniai partneriai įmonė Krinona, kurie yra namų technikos ekspertai ir su specialiu kodu, kurį rasite apačioje ekrano parašytą, galite visuomet gauti ir specialią nuolaidą. Na ir čia patekom į zoną, kur turbūt paprastam žmogui užeiti nepavyks. Čia yra visi mechanizmai, aš matau vėdinimai, šaldymai, nešildymai. Papasakok, čia kokio dydžio čia yra patalpos iš viso? Visas pastato inžinieringas yra sudėtas šitą tokį apie 300 metrų koridorių, iš kurio paskui aptarnauja visas tas švarias, gražias erdves sales, kurias matėme prieš tai. Va, daug vamzdžių, visas vėdinimo agregatai, viskas sudėta čia tam, kad išlaikyti maksimaliai neužkrautas tas pagrindinės erdves. Ir už šitos sienos iš tikrųjų yra tas kalnas. Viskas yra čia užkasta po žeme. Mes čia iš architektūrinės pusės, kaip galim prisimti tam tikrus laurus, kad sugalvojo mūsų biuras apskritai tokį tunelį daryti, kuris gan pasiteisino ir racionalus labai sprendimas. Smarai siūlė šiek tiek kitaip, jie galvojo viską po žeme. Vėlgi tą vandenį užkasinėti, tai kas būtų sudėtinga. Bet gerai, kad taip radot kompromisą, žinai, ir visi sutiko, kad taip yra geriau. Muziejus jisai baigė tą tokį triptiką, kur arena, baseinas ir muziejus. Ir gavosi toksai labai fainas miesto centre kompleksas visuomeninių pastatų. Ne daugiabučių, ne kažkokių ofisų, bet grinai visuomeninių, sutraukiančių žmonės pastatų. Tai čia turime šiaurinę dalį, apie kurią irgi kalbėjai, ar ne? Ir čia turim praktiškai viską skirtą administracijai. Dar ir apsaugą turim. Taip, čia yra administracinė dalis, ofisas su vaizdu irgi į parką, kaip ir visos erdvės beveik. Labai geras ofisas, labai geri vaizdai. Tai struktūra iš esmės paprasta, čia yra centre tokia uždari kabinetai, ten direktoriaus ir kitų darbuotojų, tada yra open office'as dalis ir gale pačiam yra virtuvėlė ir poilsio erdvės. Žinai ką, man pirmas įspūdis, kai matau iš tikrųjų tokio aukščio šitus langus, tai kaip kokio dangoraižio, žinai, nesuformuotos visos erdvės iš šitų būtent stiklo paketų ir labai patinka, kaip jie nueina į visą aukštį, žinai, ir šviesos labai daug, bet jie duoda tokio tūrio ir toks, iš tikrųjų, kažkaip labai, žinai, tokio net solidumo prideda, vėlgi, kaip kad biurui, žinai, tokio aukščio aš, nežinau, ar mačiau kažkur pertvarų kokiam biure, žinai, pas mus ofise. Na taip, čia užduoda tas stogo linkis, jisai vientisas eina per visą pastatą ir kartu ten susijungia paskui su reljefu ir gavosi tokia aukšta gan ofiso erdvė, bet nesinorėjo dalinti kažkokius antresolės, aukštelius, skaidyti, tai dėl solidumo. Darbas vyksta, labai man įdomu, ką visi čia veikia, žinai, ką čia visi daro, tiek daug žmonių. Tai ruošiasi atidarymui. Visi organizaciniai dalykai, patekimai, visokie bilietai, tas programavimo kažkokie turbūt irgi darbai, čia vyksta marketingas. Na, iš tikrųjų, be patikimų rangovų jokios statybos neįmanomas. Čia iš tikrųjų mes galime pagirti įmonę LT Project. Įmonė LT Project daugiau negu 17 metų dirbanti kompanija, įgyveninusi daugiau negu 1000 projektų. LT Project čia pasirūpino ir visais nestandartiniais gaminiais. Tai yra staliukai, kėdės, recepcijos, baldai. Taigi, jeigu reikia sudėtingiausio projekto įgyvendinimo, įmonė LT Project taip pat padės. LT Project yra profesionalų komanda sukaupusi ilgametę patirtį projektų valdymo, verslo erdvių projektavimo ir įrengimo srityse. Įmonė atstovauja pasaulyje pripažintus gamintojus iš JAV, Skandinavijos ir vakarų Europos šalių. Jų profesionalumą ir kompetenciją vertina ir savo išskirtiniais atstovais Lietuvoje pasirinko tokios pasaulio garsios kompanijos kaip Hayworth, Herman Miller, Sedus, Actijų ir daugelis kitų. LT Project yra pasiruošę savo klientams užtikrinti ilgalaikę profesionalią partnerystę ir operatyvų servisą reikalingą keičiantis jų poreikiams. Kalbant apie tokio tipo lubas, tai yra Allusion aliuminio lubos, jeigu pasikreipsit įmonę LT Project, aš net nebejoju, jie padės jums jūsų projekte ir turėti tokias įspūdingas lubas. Dominikai, pabaigai tau, Dominikui kaip architektui, ką reiškia prisidėti prie tokio projekto ir kaip dabar tu tvarkysi su savo kūrybiniu įkvėpimu, kai dirbsi su mažesniais objektais? Papasakok. Reiškia iš tikrųjų
Žiauriai daug. Ta prasme, tokie objektai turbūt daugelio architektų gal vieną kartą gyvenime tenka. Tai aš džiaugiuosi, kad patikėjo manim, Gintas davė prisidėti indėlių savo į tokios svarbos, tokio dydžio objektą. Ir šiaip mokslo muziejų gan mažai statoma. Tai davė daug man. Su mažesniais objektais bus dar lengviau. Iš tikrųjų labai gerai, iš tikrųjų tikrai aš įsivaizduoju, kad padrasina, daug kompetencijos ir pasitikėjimo dadeda tokie įspūdingi objektai. O aš to palinkėsiu kūrybinės, iš tikrųjų sėkmės dirbant su mažesniais, su didesniais objektais ir lauksim kitų susitikimų su tavim. Ačiū tau. Ačiū. Dažnai žiūrovai mūsų klausia, kaip mes keliaujame į savo filmavimus. Būsto anatomijos komanda šį rudens sezoną keliauja su naujoju Volkswagen Tiguan. Kalbant apie automobilio vidų, šis Tiguan taip pat smarkiai patobulėjo. Nuostabus vidaus apšvietimas, kurį galima reguliuoti, susikurti norimą savo spalvų derinį. Taip pat į naują vietą perkelta bėgių perjungimo svirtelė, kuri yra dešinėje vairo pusėje. Taigi labai patogu perjunginėti bėgių. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Na ką, Būsto anatomijos žiūrovai, baigėsi dar viena mūsų laida. Kaip visuomet jums sakau, ačiū, kad žiūrite. Su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu. Kaip visuomet, mūsų visas laidas galite rasti ir mūsų YouTube bei Spotify platformoje. Prenumeruokite, spauskite like, dalinkitės, tai didžiausias įvertinimas. Ačiū, iki. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.